yra įjungtas vienintelis katilas. Ir pasižiūrėkite, koks yra sukimosi greitis. Skaičiukai sukasi atgal. Badauskai yra sukeitę laidus, nuplėšę apsaugas, pažeidę. Piršto antpadus labai puikiai iš visur nušveitė. Va. Katilas sukasi atgal. Skaičiukas tai yra sukasi atgal, dirba tik vienintelis katilas. Visa kita išjungta. Šitaip yra vagiama elektra. ESO dangsto vagystė, ESO tarpininkauja. Galimai dėl to, kad yra daroma dviguba buhalterija, nes buvo suklaidinti dokumentai, dingo sumokėtos sumos po 1000 kW. Tai yra būtent tada, kada pastovi metus laiko po 1000 kWh lygiai mes išnaudodavom, fiksavom skaičiukai gatvėje, mums buvo pasiūlytas planas namai. Visa kita iki plano buvo sunaikinta, suklastoti įrašai. Neliko duomenų, reiškia, neliko ir pinigų. Iš to peršasi išvada, kad ESO klastoja dokumentus, veda dvigubą buhalteriją. Galbūt dėl to Badauskienė ir taip yra uoliai ginama ir saugoma ir leidžiama jai vogti.